Sveiki! Šiandien noriu pasidalinti tokią paprastą praktiką, kaip kasdien turėti gerą nuotaiką. Aš kažkaip viliuosi, kad jūs kasdien vaikštote. Savo aplinkoje, savo teritorijoje, savo miestelį, savo parke. Na, galbūt sudėtingiau, jeigu gyvenate didelėme mieste ir einate, sakykime, gatve, kur labai daug žmonių. Bet aš tikiu, kad vis tiek randate laiko savo ir išeinate pasivaikščioti ten, kur žmonių nėra tiek daug. Taigi, kokia ta praktika ir ką reikėtų kasdien daryti? Ogi pasakyti kiekvienam sutiktam labas. Jūs nusišypsojat ir sakot, sveiki, laba diena. Man tai nebuvo taip labai paprasta keletą metų atgal, kai aš pradėjau tai daryti. Ir tokia praktika atėjo iš įvairių kelionių po įvairias užsienio šalis. Ir konkrečiai labai įstrigo Šveicarijoje, kur mes svečiavomės pas dukrą ir tikrai ten neturim daugiau pažįstamų. Tačiau kai mes išeidavome į tą miestelį, visi mums sakydavo labas. Kai mes keliavome po kalnus, ten kiekvienas sutiktas žmogus irgi su mumis sveikinosi, šypsojosi, linkėjo geros dienos ir sveikinosi. Ir tai buvo smagu. Ir grįžus, aš tiesiog išėjusi į savo parką, pradėjau tai praktikuoti. Pradžioje nebūtinai visus aš savo miestelio žmonės pažįstu, tie, kurie vaikšto parke. Kartais yra iš matymo žinomi žmonės, bet su jais kaip ir nieko bendro ir tiesiog nedara jokių ten, nėra bendryščių kažkokių didelių. Ir dabar aš esu parke. Tai ir, žinot, pradėjau sveikintis. Pradėjau tiesiog kiekvienam sakyti sveiki, laba diena. Na ir dabar aš prasilenksiu. Ir pasisveikinsiu, sveiki, transliuoju, labą dieną, taip. Na va, matot, konkretus pavyzdys, nors čia buvo pažįstamos moterys, tačiau, kai aš tai pradėjau daryti, tai, labai įvairiai žmonės reagavo. Reikia pasakyti, kad kai kurie suko, kai kurie net nekreipdami dėmesio į mane pasakė labas ir eina toliau. Bet vis tiek tu širdį džiaugiesi. Tu tiesiog nuskaidrinai savo dieną, tu kažkam palinkėjai geros dienos, gero ryto, ar geros dienos, ar gero vakaro, jeigu vaikštot vakare. Ir tai tiesiog, tai yra gera emocija. Tai